apmoka, kaip tai daryti. Paskui paslaugos, produkto konkurentai. Būsmuso, kaip šitų natūralių trąšų, Lietuvoje yra didelis deficitas, pagaminama tik apie pusę, apie 50% tiek, kiek yra norinčių. Tai konkurencija iš tikrųjų būtų labai minimali. Produkto paslaugos ir pranašumas lyginti su konkurentais. Čia lyginti su kitomis trąšomis, tai šitos trąšos būtų ekologiškos. Tai neatsiliepia į žemės ūkio produktus. Kitų dalyvių paprašysiu truputėlį Lietuvos, gerbkit pristatymus. Ačiū. Paskui substitutai ir juos siūlančios įmonės. Čia būtų cheminės trąšos, kaip azotas, salietra. Toliau apie pajamas. Šio produkto supirkimas yra skaičiuojamas kubais, kurio viena kaina siekia apie 650 litų. Mes skaičiavom pradinį tą kiekį per mėnesį, tai yra apie 10 kubų. Rinka, paaiškinkite, kur, kaip minėjau, yra supirkėjai. O tolimesnė galima taip pat siūlyti patiems ūkininkams, nes taip ir daro tai įmonė Šiauliuose, kai jinai superkia už pigiau ir paskui paskirsto po visą Lietuvą šitas trąšas. Tai apytikslė pajamos, kurios gautume per mėnesį, sudaro apie 6000 litų plius minus. Toliau norėčiau pakalbėti apie išlaidas. Produkto paslaugos įsigijimo gamybos kaštai. Pradinis išlaidos siektų apie 9000 litų, nes tai įeitų ir pačių Husmusas, norėjau paminėti dar turėjau anksčiau, kad yra gaminamas iš juodžemio, kurį perdirba meksikietiški sliekai. Tai pradinis atsipirkimas reikalautų įrangos, kuris eitų apie 5000 litų ir plus minus 4000 kainuotų sliekai. Toliau pardavimo kaštai. Juos įeitų patalpos, elektros išlaidos, transportavimo išlaidos, kurios siektų apytiksliai apie 2500 litų. Paskui darbuotojų atlyginimas. Mes patys darbuotumės ir būtų reikalingi 2 darbininkai su pusę etato, nes šito natūralių trąšų gaminimas nereikalauja didelės priežiūros. Tada visą mėnesį išlaidos sudaryta apie 3500 litų ir pelnas gaunasi apie 2500 litų. Čia įskaitant viską. Tai tiek. Klausimai dabar. Jūs ten minėjo, kad šitą jūsų produktą supirkinėja Šiauliuose, ne? Kas būtų, jeigu poryt šitą supirktuvę užsidarytų? Galima būtų siūlyti patiems ūkininkams. Aš sekantis ir buvo, kad kodėl jūs nenorit patys jo supirkinėti iš kitų ir skirstyti, ką daro šiauliečiai dabar? Nes tai reikalautų, reikėtų ieškoti kolegų dar. Pradžioje tai būtų daug paprasčiau, nes iš karto turėtum tiesiogiai, kas superka ir įsivažiavimui, to nereikėtų ieškoti, o po to, jeigu jie, tai galėtum ieškoti ir tiesiogiai kam parduoti. Reklaminė kampanija įvykdyti. Jeigu laimėtumėt, ką darytumėt per artimiausią mėnesį?
Planas, tiesiog planas, ką, po ko darytumėt, gavę 5000 šitos. Labiau domėtis visą technologiją, kainomis tiksliau, ieškoti patalpų galbūt, gamybos priemonių, daugiau informacijos ieškotumas turbūt. Klausimų, kad aš norėjau platyti. Ir aš dabar klausiu žvelgiu. Jeigu jūs pasitrauktumėt šiek tiek orientuos, aš manyčiau, kad reikėtų šiek tiek tiksliau skaičiuoti savo finansus, nes jau atėjo laikas išmokti daryti. Jeigu jūs turėsit ir dar vieną žmogų samdyti, sakėt, už 1000 litų, jūsų išlaidos gaunasi 3500, tai jūs labai pigi darbo jėga gaunatės. Ir netgi jeigu jūs dirbat už dyką, kažkada vis tiek jums lieps namo pranešti pinigų ir teks vis tiek tas išlaidas padidinti. Tada, atsižvelgiant į tai, kad jūsų pelnas prieš žmogus tik 2500 litų, tai kiek laiko ilgai jūs tempsit dirbdami už dyką? Tai taip, čia pirmieji metai visų pirma, o tie... Parodė, kad man žmonės, kurie gali už dyką dirbti metus. Dabar tie pusę etato dirbantys žmonės, tai būtumėm mes, pusę etato dirbantis. Po to... Transportas, degalai. Degalai yra skaičiuota, o dabar labai sunku tiksliai paskaičiuoti, kai yra ganėtinai senai domėtasi tuo ir tik tai kažkokios nelabai tikslios nuotrupos yra visų kainų, bet taip apytiksliai, nes sakė, neakcentuos labai į visas kainas pagrindinę. Aš turiu dar kitą klausimą. Dėl to klausimą atsakymą. Tiesiog jūs sakėte, kad yra 50% rinkos yra neužpildyta, tai visas tas neužpildyta rinka, jinai litais kiek yra. Tai prasme, koks yra visas potencialas. Aš suprantu, kad potencialas yra ne 6000 litų gauti pajamų. Koks yra pilnas, ta prasme, potencialas. Sunku dabar taip tinkliai ir atsakyti, tiesiog didėjai ūkininkai, čia kalbama apie didžiuosius ūkininkus Lietuvos, kad tik 50% yra patenkinami, tik 50% užtenka to būsmaso. O kiek yra tų ūkininkų ir kokie mastai yra, dabar sunku pasakyti. Jūsų verslo modelis, jisai pakankamai geras ir aš matau, kad tą verslą galima padaryti, bet jūs susiskaičiuoti. Iš tikrųjų, susiskaičiuoti, nes šitą, ką aš čia pateikė, čia negali būti verslas. Dabar didelė problema buvo, kad nėra interneto. Jūs skaičiuojat, kiek yra, reikia atlyginimą gauti, 1000 litų, paskaičiuojat mokesčius, jau tokius dalykus jau verslo planuojant reikia žiūrėti. Nesunku šitą suskaičiuoti. Marketingas, vėlgi, tai nėra skaičiai, kurių neįmanoma rasti. Ir jeigu jau jūs planuojate ir pristatinėt savo idėją, jeigu jūs norėsite ateityje pristatinėti, tai padirbėkite su skaičiais, verslo modelis geras. Idėja. Ir modelis, ta prasme, nes jie investicijos. Pagalvokit, kaip galima tai, ką jūs čia pristatot, padauginti iš pradžių iš 10 kartų, iš 100 kartų. Ir galima ne tik Lietuvoje šitą realizuoto sportuoti. Tai jeigu jūs sugalvosit, kaip šitą, tai, ką jūs čia siūlote, galima sportuoti, tai jūs padaryti savo šansus finansavimą gal 100 kartų. Ačiū. Turiu dar galbūt dalykų klausimų grupiai. Ar nelabai klausotės ir neturi ką paklausyti? Gerai, paplokime grupiai užrašus. Ir paprašysite, užrašykite ant kiekvieno lapo savo kontaktus. Bent jau e-mailą. Dabar norėčiau pakviesti kitą grupę, kadangi labai skubu užsiprašė pirmieji, kurie pristatys sekančią verslo idėją. Prašom. Na, mes pabandysim pristatyti tokią savo verslo idėją, tai yra
Studentų adaptacijos, pagalbos ir informacijos centras. Sakau. Ir tai būtų viskas, ko reikia studentui būtent vienoje vietoje. Ir mūsų būtent teikiamos paslaugos tai būtų studentų adaptacija, kadangi studentai atvažiuoja iš kitų miestų, jiems yra labai sunku čia įsitvirtinti, galbūt nepažįsta miesto. Taigi mes jiems padarytumėm tokias kaip ir pirminės informacijos suteikimo paslaugas, kaip ir ekskursijos miesto, taipogi gyvenamosios vietos suradimas, na ir panašiai. Taipogi ir paskaitinė veikla, tai būtų būreliai, hobiai ir panašiai kažkas. Papildomos paskaitos, pavyzdžiui, jeigu nesiseka kažkokia tai paskaita studentui ar kas, jis galėtų pas mūsų būtent kreiptis ir mes ten pagelbėtumėm su kažkokiais papildomais kursais, paskaitomis. Taipogi bendradarbiavimo karjeros klausimai. Bendraminčių paieška, tai yra draugų visų pirma studentai, nes studentai draugai ir panašiai, kad galėtų su kuo turėti linksmintis ir bendrauti. Taip pat mes padėtume ties darbo ir praktikos paiešką, konsultacijos įvairiais klausimais. Galėtume būti tarpininkais tarp studentų ir mokymosi įstaigų, pavyzdžiui, ginčų ir problemų sprendimų atvejais. Organizuotume ekskursijas, laisvalaikį, pasilinksminimo vietų suradimą kažkokį tai studentam. Taipogi vienas iš svarbiausių dalykų studentam tai yra kursinių, diplominių rašymų, konsultacijos, įvairių nuolaidų studentams pateikimas, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su studentų sąjunga. Na ir kitos funkcijos ir žinoma viską mes pateiktume internetinėje svetainėje. Tai va. Vienos tokios paslaugos, pavyzdžiui, neteikia niekas. Visi teikia tik tai dalimis, o mes norime teikti viską būtent vienoje vietoje. Tai mūsų būtų tokie, pavyzdžiui, pliusai, kad tai yra viskas viename, inovatyvu, efektyvu ir žinoma, kas yra svarbiausia studentui, tai yra pigu. Ir tai yra pati svarbiausia mūsų misija, tai yra, kad būtų patenkinti studento poreikiai. Ir mes galbūt bendradarbiautumėm su studentų sąjunga, studentų atstovybėmis, karjeros centrais, mokymo įstaigomis, nekilnojamo turto agentūromis, kad pagelbėtų susirasti būstą ir panašiai. Na, apie išlaidas pajamas. Finansininkė. Taigi, pabandysiu aptarti pajamas ir išlaidas. Taigi, nario mokestis pas mūsų būtų apie 5 litus per mėnesį. Manau, tai nebūtų daug, bet mes studentai už tai. Papildomų paskaitų naudojimą šią paslaugą būtų apie 10-15 litų. Jas vestų patys studentai aukštesniųjų kursų. Ir jiems būtų nugauta pelno 80%, o mums 20% uždarbio. Konsultacijos. Tai pirmoji konsultacija būtų nemokama, o visos kitos sekančios po 10 litų. Darbo paieška būtų 30 litų ir praktikos suradimas 20 litų. Pardavimų kiekis per mėnesį. Klaipėdoje yra apie 18 tūkstančių studentų, tai planuojama apie 10 tūkstančių besikreipiančių studentų. Mūsų rinka, visi Klaipėdos mokymų įstaigų studentai. Nario mokestis būtų 50, čia viso mėnesio pajamų. Nario mokestis būtų apie 50 tūkstančių per mėnesį, plus kitos pajamos. Išlaidos. Biuro organizaciniai technikai būtų apie 8 tūkstančius. Internetinės svetainės ir duomenų bazės sukūrimas apie 5 tūkstančius. Pardavimo kaštai. Patalpų nuoma būtų apie 1000 galvojame. Reklamai taip pat apie 1000, bet čia negalutiniai duomenys tik taip. Atlyginimas. Planuojam pasamdyti 3 studentus. Tai būtų 3000. Viso mėnesio išlaidos 18 tūkstančių ir pelnas tai būtų 32 tūkstančių. Čia plius minus. Nu čia mes tik šiaip paskaičiavom, čia neaišku, dar priklauso, kiek studentų kreiptis iš tikrųjų, nes jeigu daug, pavyzdžiui, 18 tūkstančių, čia mus taip informavo. Čia reikia tyrimą jo padaryti, visų pirma, kiek tų studentų, nes aš manau, kad tikrai daug studentų kreiptųsi. Pavyzdžiui, aš tai tikrai būčiau kreipusis, jeigu toks dalykas būtų buvęs. Nes iš tikrųjų čia adaptuotis mieste, kai tu atvažiuoji iš kokio, dėkim, kaimo net, tai tam yra labai sunku, čia yra didelis miestas, tu nežinai net kur važiuoti. Nu, pavyzdžiui, kai kitiem būna, nu tikrai yra labai sunku.
Ir pavyzdžiui, kokios ekskursijos studentam, kurie atvažiuoja čia pirmą kartą, čia labai geri punktai, tikrai. Aš savo nuomonę net sakau. Klausimai? Sakykit, 18 000 studentų, bet pusė galbūt iš jų yra vietiniai žmonės. Čia 18 atvažiavusių. Tai mes sakom apytiksliai kokie 10 000 galbūt būtų, gal ir 8 000 tik studentų. Gerai. O į kainas įtraukiant? Klausimas, kaip jūs surinksit po tos 5 litus kiekvieną mėnesį? Na šitą neapgalvojom dar iš tikrųjų. Čia mes tik pasakėm. Ir per mažai laiko yra sugalvoti iš tikrųjų tokia tiksliai viską. Nežinau. Jūs išvardėt, kad eisit kokią 20 paslaugų. Ir dirbs 3 žmonės. Kurie dar studijuos? Ar studentaus? Savanoriškais pagrindais galbūt, kad padės kiti studentai. Su laiku mes priimsim galbūt ir daugiau tų studentų. Čia pradžia. Ačiū. Kaip jūs rinką apsibrėžėte, tai kaip AVG tikrina savo ledų idėją, sako, kiek Amerika gyventojų? 500 milijonų, sako, o kiek iš jų valgo ledus? 400 milijonų, tai va, tai mano rinka. Mus informavo, kad gal, apytiksliai tiek yra studentų. Mes nesakom, mes negalim apibrėžti tikslaus skaičiaus, tikrai negalim. Bet aš manau, kad didžioji dauguma studentų tikrai kreiptųsi. Mūsų visas stalas, nes visos merginos sako, kad mes tikrai būtume kreipusios. Bet būtume kreiptumėtės rugsėjo pradžioje, kiek važiuojat. O spalio pradžioje jau viskas jums aišku, viskas jau visur buvo. Ne, mes visada teiktume informaciją, nesvarbu. Galima pasiekti ir, pavyzdžiui, praktikos suradimui. Man patinka iš tikrųjų jūsų idėja. Aš manau, kad jūs keliose vietose turite labai neteisingus įsivaizdavimus. Vienas tai yra jūsų potencialių klientų ratas. Kitas yra, sakykime, viso savo interneto sprendimo kaina. Visiškai neadekvati. Kitas dalykas yra visiškai neaišku, kiek paslaugų jūs teiktumėte asmeniškai, gyvai žmonėm ir į kurias paslaugas teiktumėte internetu ir kokiu principu tas informacijos teikimas būtų organizuojamas. Tai jūs turite labai aiškiai atsakyti iš tos klausimus. Laiko galbūt nėra daug, bet atsakymas, kad mes čia apytiksliai kažką irgi nėra geras pasiteisinimas dėl to, kad jūs kalbate, ta prasme, įsivaizduokit, kad kalbate potencialiems investuotojams ir nuo to priklauso, ar jie skirs pinigų jūsų projektui. Tai šito vietoje reikėtų ne taip lengvabūdiškai šitos dalykus pasižiūrėti. Bet apskritai aš manau, kad yra potencialo, jeigu tam tikrus dalykus teisingai pakreipti. Mano manymas labai panašus, aš iš tikrųjų irgi sužavėtas entuziastingų pristatymų ir matau, kad tą idėją ką tik sukūrė, taip sakant, sėdėdami čia. Bet šitą idėją turi potencialą kaip idėja, tiesiog reikia verslo modelį sukurti. Su skaičiais aš jau nebesigilinsiu į tos dalykus, bet tęskit. Aišku, yra vienas toks prekės ženklas studentų sąjunga vadinasi, bet jūs turėtumėt vis tiek kažką inovatyviau padaryti. Čia mes jei galvotume, tai būtent apie Klaipėdą kalbėjom. Čia būtent apie Klaipėdos. Klaipėdos studentų sąjunga. Kartais skaičiuojant savo verslo idėjos pinigus, reikėtų skaičiuoti iš antro galo. Jūs turite 3 žmonės, galite pamastyti, kiek jūs minimaliai galite vienam žmogui skirti laiko aptarnaujant studentą, arba kokiu būdu jis aptarnaujamas bus, ir kiek fiziškai gali žmogus aptarnauti. Praktiškai jūs galite pasiskaičiuoti klientų skaičių iš antro galo. Ir bus aišku, kiek reikalinga darbuotojų. Klausimai iš auditorijos. Turit kažkas kažką paklausti?
patiko. Tai pabluojam tada, jeigu patiko. Aš dar vieną dalyką palinkėjimą. Tiesiog idėja yra gera užpuoliant tais skaičiais, bet pačiai pradžiai negriebkit visko, imkit pamažu. Ateinant rugsėjai, pabandykit suorganizuoti kažkokią pagalbą tiem naujiem atvykusiems studentams. Iš to išsiritulios viena paslauga, kita paslauga, universitetas gal duosim kažkokį kabinetą, kur galėsit dirbti, patarti. Negalvojimai tos idėjos. Ir kaip jūs atys laikė. Sėkmės. Neužmirškit imeilų ant kuplininių lapų ir dabar norėčiau pakeisti kitą komandą. Prašom. Vienas. Tai va, esam šitą nemažą grupę, kurie sėda po jūsų kairę, iš jūsų kairės daugumą moterų. Idėja iš tikrųjų gimė apsvarstymo metu. Jai tikrai trūksta konkrečios informacijos ir konkrečių skaičių, bet tai, ką galėjom padaryti per 45 minutės, kiti gal daro 10 metų ir vis tiek jam nepavyksta. Tai pabandysiu pristatyti mūsų darbo vaisių. Idėją iš tikrųjų pavadinom taip greitai apmąstę, pavadinom galvų medžiotojų biuras. Kas tai yra visų pirma? Tai yra kompanija, katra užsiema talentų ir, galima sakyti, intelekto medžioklę. Bendradarbiaudama su studentais jau greičiausiai antram kurse pastebi intelektą ir potencialą tam tikrų žmonių. Su jais yra bendraujama, kviečiamas į pokalbius, pasirašoma sutartis, katromis įsipareigojama tam tikrą laiką juos mokyti, tarkim, iki mokslo galo juos papildomai tobulinti, gal netgi kažkokią finansinę paramą galima. Čia jau viską galutinai apskaičiavus. Ir dar vienas svarbus dalykas, garantuojant jiem darbo vietą po studijų, ta prasme, praktika porą metų tam tikrose kompanijose pagal jų sritį. Kaip tas visas yra padaroma? Tai, žinoma, visų pirma yra kuriama sistema, pagal katrą yra išgryninami pagrindiniai atrankos kriterijai. Tada yra apklausos bendradarbiavimas su studentais, lygiagrečiai bendradarbiavimas su įmonėm, ieškojimas partnerių ir visų aišku dokumentacijų ir strategijų tobulinimas. Kuom naudinga, čia aš taip tokią schemą nubraižiau, aišku, nelabai sudėtinga. Tai vienu žodžiu, pagrindinis aspektas yra, kad mes esam tarpininkai tarp universiteto ir studentų ir suinteresuotos grupės, tai šiuo atveju įmonių. Kuo mes galim būti naudingi studentams, tam, kad mes jiem nuimam didelį galvos skausmą, mes jos užtikrindami jiem paramą ir kažkokią praktiką ateity mes juos motyvuojam. Taipogi motyvuodami mes juos ir, kaip pasakyti, palaikom. Nežinau, konkretus šį terminas mentorius greičiausiai būtų mokom, suteikiam pagalbą. Ką gauna įmonės iš to? Įmonės gauna paruoštą specialistą, žinant iš karto užsakovo poreikius, būtų galima pakreipti tam tikro studento mokymosi kryptį arba gilinimąsi tam tikrą sritį pagal užsakovo poreikius. Taipogi sumažinama darbuotojų kaita, kas yra labai dažnas atvejis. Aišku, dabar didelį vaidmenį vaidina personalo atrankos kompanijos, kas dirba toje srityje, bet netgi jos negarantuoja darbuotojų, kaip čia vadinasi, nusiteikimo ir motyvacijos tą daryti. Šiek tiek, kaip tas mūsų visas biuras atrodytų, tai būtų komanda žmonių, kurie užsiimtų būtent strategijos kūrimo,
į katrą įeina tiek mokomosios medžiagos ruošimas, tiek bendradarbiavimas su universitetais, ieškojimas studentų atranka, lygiagrečiai ieškojimas partnerių, kompanijų ir reklamos padalinys labai svarbu. Dar ką čia aš jums galiu papasakoti. Pelnas ir pajamos ir pelnas yra, iš ko mes gauname pinigus. Pinigai yra gaunami iš to, kad pasirašant sutartį su studentais, suteikiant jam tam tikras garantijas, yra pasirašoma sutartis, kad bendradarbiavimo pagrindais tam tikrą laiką studentas dirbs tavo kompanijai, o tu automatiškai bendradarbiausi su suinteresuotais asmenim kompanijom, kai būsi kaip ta pati darbinimo agentūra tarpininkas, aišku, šiek tiek geresniam sąlygom. Tai tu jam garantuoji tam tikrą tikslingą išsilavinimą praktiką, kas yra labai svarbu, nes daugelis studentų baigia nežino, į kurią pusę pulti, aišku, laimingi tie, kad jie žino ir yra motyvuoti jau po universiteto arba besimokyti. Tai va, ir būtų gaunamos pajamos iš to, kad jiem būtų, kaip ir minėjau, garantuoti mokymai ir ta darbo vieta. Aišku, jie nedirbtų nemokamai, būtų sutartas atlygis, katras atitiktų, aišku, jisai būtų gal mažesnis, bet ta pridėtinė vertė būtų sukuriama būtent praktika ir motyvacija. O įmonėm kodėl gerai, tai jos gautų specialistą būtent tokį, kokio jiems reikia tam tikroje srityje. Ir aišku, už atitinkamą kainą čia jau tik tai skaičiavimo, ieškojimo ir statistikos analizavimo klausimas. Dar, tai nebūtų vieninteliai pinigai, darbo metu surinkta informacija ir statistinių duomenų analizės metu gauti rezultatai galėtų pasinaudoti kažkokios tai mokymo medžiagos kūrime ir gal net tiek ir specialistų rašymo klausimuose galėtų būti naudinga ir psichologam, tiesiog, aišku, kadangi būtų įvairi grupė žmonių, tai, manau, galima būtų tą pritaikyti įvairių rūšių srityse, ruošiant kažkokią tai papildomą medžiagą ir panašiai. Taipogi, Lietuva kaip valstybė turėtų būti irgi suinteresuota, nes būtų garantuojamas daug didesnis skaičius baigusių universitetą, daug didesnis skaičius žmonių, kad jie baigia universitetą, jų pasilikimas Lietuvoje netgi gal motyvuojant juos mokintis Lietuvoje ir taip užtikrinant, kad atlikdami praktiką tam tikrą laiką po mokslų, jie liks Lietuvoje ir dažniausiai, kaip rodo patirtis, kad 5 metai tai yra tas tarpas, kai emigravęs žmogus dažniausiai nebegrįžta, tai būtent yra tas mokslo tarpsnis. Tai šituo dalyku, šitą sistemą, manau, motyvuotumėm žmonės likti Lietuvoje. Šitą faktą analizuojant galima gilintis ir finansinę pusę, kad galima iš valdžios, iš valstybės gauti kažkokią pastovią paramą, kaip yra teikiama visiems universitetam stipendijų pavidalų ir kitais motyvuojančiais dalykais. Na, kaip ir viską kol kas pasakiau. Tai pradėtum dabar klausimus komisijai. O tai kiek iš viso pelno bus? Pelnas bus, jeigu žiūrint, apie kokį mes pelną šnekam, jeigu šnekam pirmais metais, tas pelnas gal bus ir nulinis. Žiūrint ilgalaikį perspektyvoje yra sunku pasakyti, nes priklausomai nuo suinteresuotų žmonių skaičiaus. Jeigu kalbant apie vienetą, tai manau, pelnas būtų nuo žmogaus gaunamas kaip kažkokį tai vidutinį, šiek tiek didesnį negu vidutinį atlyginimą imant iš kompanijos, o žmogui mokant, kad ir minimalų atlyginimą, ta prasme, leidžiant jam išgyventi ir gauti tą visą kitą mokomą. Tai skaičiavimai yra kažkokie, tai kiek pajamų gauname ir kiek kainuoja? Kadangi mes neturėjom nei prieigos prie interneto, nei kažkokių tai konkrečių
konkrečių skaičių, tai yra viskas labai netikslu ir viskas apytiksliai, bet jeigu imti kaip 100 tarkim žmonių, tai nuo vieno žmogaus yra skaičiuojama, kad gaunama kažkur 800 litų, tai sudauginti nesudėtinga, tai yra apie 80 000 ir čia gaunasi per mėnesį, plus visos subsidijos iš valstybės ir, aišku, galima paanalizuoti, dar gauti iš kompanijų kažkokią paramą, papildomai lėšų mokymam rengti ir panašiai. Aš norėjau paklausyti apie tos skaičius, kurie kalba, kiek aptarnausi bus tų studentų. Tai atsakai, kad bus 100 per mėnesį. Ne, čia tokia pati paprasčiausia imtis. Kaip žinote, kiekvienais metais, aš nenoriu sumeluoti, gal galite čia tikslinti, kiek žmonių įstoja į universitetą Lietuvoje, į Lietuvos universitetus. Tai yra kažkur, tai nežinau, 8, gal 10 000, ar tai yra daugiau, 14, gal 40, tai to labiau. Tai aš manau, tą 100 žmonių rasti iš 40 000 tikrai yra įmanoma. Aišku, ne visi, kas stoja į universitetą, yra motyvuoti arba turi ten kažkokių išskirtinių gebėjimų ar kažką, bet netgi tokiu atveju, žinant konkrečiai kompanijos poreikius, galima atrinkti ir paruošti netgi mažiau gabų žmogų dirbti kvalifikuotą ir našų darbą kompanijoje. Aš ne iki galo supratau, kas yra jūsų klientai? Mūsų klientai yra dvipusiai, tiek klientai yra tiek studentai, tiek ir įmonės. Kas moka pinigus? Tai jau, man atrodo, uždrausta, negalima iš to. Ne, studentai nemoka pinigų. Studentai nemoka, jie aukoja laiką ir žinias. Tada jūs gavote 800 litų žmogus iš kompanijos. Čia pelnas. Pelnas 800. Tarkim, jie moka, kad biški labiau motyvuojantis, tai šiek tiek didesnis negu vidutinis, kiek žinau, jeigu teisingai mano žinios, apie 1500 vidutinis atlyginimas, tai šiek tiek aukštesnį imant apie 2000 ir mokant jam minimalų atlyginimą, tas skirtumas yra pelnas. Aišku, atmetus visus kaštų. Gal galite svarbinti, kokią nors kompaniją galite pirkti iš jūsų paslaugas Lietuvoje? Aš manau, nereikia čia labai stipriai kažkur tai grybauti. Yra tokie renginiai, kaip ir ta pati Vilniaus prekyba remia ten jaunuosius talentus, yra rengiamos kažkokios tai akademijos, tai rodo jūsų interesuotumą, jeigu tu jam gali pasiūlyti tą kokybišką paruoštą projektą, sutaupant jam laiko organizaciniai pusiai ir investavimo, kad jie gauna, investuodami jie į tokius renginius, jie kažkiek tai netgi negaliu sakyti, kad jie garantuoja savo kažką. Bet, manau, personalo valdymą. Galima pakartoti. Marketingo paslaugą teikiate personalo valdymą? Mes, greičiausiai, čia yra personalo, taip. Bet, ta prasme, jeigu ir marketingas, nes tai neįmanoma, neatsiejama. Mūsų produktas būtų žmogus, ta prasme, personalas, jeigu taip, o būdai tam pasiekti būtų reklama ir bendravimas. Aš galvoju, su SAP patirti čia, kad studentės buvo pateiks paslaugos studentams, praktikos organizavimo paslaugai. Koks yra reikalingas investicinis kapitalas? Kaip reikia pinigų, kad jūs galėtumėte pradėti veiklą? Pradėti veikti, manau, tai 10 000 yra pradžiai labai gerai, kas leistų mums tam tikrą laiko tarpą gyvuoti, apmastyti, sukonkretizuoti informaciją ir paruošti komercinius pasiūlymus, išsiaiškinti, kiek yra kompanijų, išsiaiškinti jų suinteresuotumą. Šiek tiek pabendravus su studentais leistų išsiaiškinti, kiek tas yra reikalinga ir, ta prasme, skaičiais jau, kiek yra suinteresuotų žmonių iš studentų tarpo. Tai, manau, ta pradinė jūsų siūloma subsidija, jinai leistų pradėti judėti ir netgi gauti didesnį paramą. Paramą ar paramą? Aš gal priklausau praleidau, bet primint, kiek trunka laiko studentą, kai tu išvelgi jame talentą, kiek laiko praeina, kol jį parduodi įmonį, vadovybė šitaip? Aš manau, čia reikėtų padaryti
ten kažkokią tai studiją, kad gal... Grubiai. Bet mano, Taip, mūsų čia siūlomas variantas tai yra pradėti darbuoti antrame, trečiame kurse ir ta prasme, po to, po baigimo, bendradarbiavimas yra su įsipareigojimu yra 2-3 metai. Tai čia... Taip. Šiuo metu yra tokia praktika, kad įmonė skambina skyriaus vedėjui ir klausia, kas pas tai jūs gabesnis studentas. Tai minutė, jūs turite jau gyvų konkurentų šitai vietoj. Kaip jūs žadate spręsti šitą klausimą? Kad jūs auginot, paskambino katedros vedėjai, sako, va šitas geras ir... Tai būtent pradedant bendradarbiauti būtų pasirašomos sutartis, kuriomis jie įsipareigoja po mokslų mums dirbti 2 metus, tarkim, 2-3 metus. O jeigu šitas sutartis teisiškai, nu kaip? Tai yra teisiškai man. 3 metus? 2, tarkim. Metus. Pagal tuos įstatymus, jeigu jūs mokite žmogų, jisai gali jums, ta prasme, įmonėje. Nepasakysiu, kad jis ne įmonėje. Įmonėje, jeigu mokytas žmogus, jisai metus privalo atidirbti arba grąžinti sumą išleistą mokymams. Čia privalo, bet jeigu jisai savo norų pasirašo įsipareigojimą? Manau, kad tas prieštarauja Lietuvos įstatymui ir pasirašyti jisai gali, bet jeigu bus teisinis dalykas, nežinau, kaip baigsis teisme. Manau, čia irgi yra tik tai išsiaiškinti. Gal jūs esate teisus, bet čia yra vieta, gal kur reikėtų pasigilinti, kas lemtų. Na taip, teisingai nėra padėties be išeities. Iš salės paskutinis klausimas, nes vis tiek dienos įvairių, kaip sakant, pastatymės. Aš dabar apstausiu kaip tenais vergavimas, ar išgautų vergavimo principo, kad tu jį išmokai, o paskui, jeigu jis nori pasiklauti, nėra kaip. Ta prasme, aš manau, kad šitoje vietoje suveiktų motivacija, kad žmogus, jisai kai yra motivuotas, jisai žino, kodėl tai daro ir esama situacija labai gerai, jau vien esama situacija labai gerai motivuoja, nes yra didelis nedarbingumas būtent jaunų žmonių studentų baigusių studijas, kas, manau, motyvuotų užsigarantuoti savo tą konkrečią vietą. Netgi tai yra lengviau padaryti, nes būtų žinomi galimi partneriai. Nu ką, dėkui iš pristatymą, aplodismentai. Dabar norėčiau pakviesti 2